Labas rytas visiems susirinkusiems šiandieną į skanių pokalbių laidelę. Ir mano ta skanių pokalbių laida, žiūriu, įgauna tokį pagreitį, man pačiai toksai challenge'as kiekvieną kartą, nes paskutiniu metu kažkaip labai pavyksta kalbinti ne tik pažįstamus žmonės, bet kita vertus ir nepažįstamus žmonės. Ir aš taip nustembu, iš tikrųjų ir dėkoju, kad jie prisijungia ir leidžia su manim pabendrauti ir praleisti va tokį gražų laiką kartu. Ir kadangi šiandien sekmadienio ryto pusryčiai, Vilma, aš tavęs paklausiu visų pirma, kas tau yra skanus pusryčiai? Labas rytas visiems. Gal pradėsiu nuo to, kad pusryčiai man yra būtini. Aš be pusryčių niekaip negaliu, jeigu nespėju prie stalo, tai tada juos suvartoju mašinoje, nes didžiąją laiko dalį aš praleidžiu mašinoje. Tai va, o tie skanus pusryčiai tai yra naujai atrasta, tai yra sėklų neįvairių, moliūgai, sezamos, saulėgrąžos ir linų sėmenys. Tai va, viskas sumalta, lygiom dalim į karštą vandenuką, išbrinkinta ir tada man yra skanaus. O, tai čia kaip kokteiliukas toksai, ne, gaunas? Taip, jie gan sotus, sakykime, ir tam rytoj tai yra mano atradimas ir tai va, šitaip, tokie dabar mano pusryčiai. Jo, labai skanus, įdomus, tarp kitko, jo, ne visi tikiuosi, nu gal ir dauguma valgo jau tas sėklytes visokiom formom. Tai labai smagu, galėsim pabandyti, gal kažkam irgi bus įdomu. O ką, šiandien pristatau Vilmą Petrauskinę. Tai aš apie ją nieko tikrai labai daug, tai yra nieko nežinau, tai aš paprašysiu Vilmą tavęs pačios prisistatyti ir papasakoti apie save. Kas tu tokia? Ir kodėl, aš tau jau sakiau, kodėl aš tave kalbinu, tai tu praplėsk tą mano mintį. Jo, tai taip, mano vardas yra Vilma ir visų pirma, kas aš esu? Aš esu žmogus, moteris, mama, močiutė ir žmogus bandantis eiti savais batais, savo keliu. Tas mano kelias gal būtų daugiau ieškojimas prasidėjo nuo to, kad noriu gyventi sveikiau, nes gyvenimas susiklostė taip, kad teko labai daug vartoti nuskausminamųjų vaistų. Tai buvo mano liga, migrena, nuo kurios aš bėgau ir tik tai porą metų atgal supratau, kad jinai mane veda. Veda į ieškojimą, veda į sveikesnį savęs pažinimą. Tai turbūt šiai dienai mano kredo ir yra, kad ką galiu padaryti geresnio dėl savęs, kad nereikėtų man vaistų, kad ta kelionė būtų sveikesnė, kad ir į upę, o ne į vaistinę. Tai aš tiesiog ir, kaip pasakyti, dažnai paminiu žmonėms apie tai, kad kuris kelias yra ilgalaikiai perspektyvoje geresnis tau, ar ne? Ar tai yra kelias, kad ir vienu žingsneliu pirmin, bet link geresnės sveikatos, ar greitesnis kelias ir į vaistinę. O ką mes žinom, ar ne, kad prasidėjus, ta prasme, yra gydymas, yra vaistai, yra gydytojai, bet tas mūsų vaistų krepšelis, jisai nemažėja, jis laikui bėgant didėja. Taip. Tai tuom aš gyvenu ir visada kviečiu išgirsti mane, tas, kas klauso, aišku. Aha. Tai tu gali labiau papasakoti apie savo tą sveikatinimo būdą. Vat ką tu nusprendėjai, suprasdama, kad tu nebenori eiti į tą vaistinę tiek dažnai, ką tu keitei savo gyvenime, ko ieškojai, kaip tas kelias tavo ėjo, į ką? Mano kelias prasidėjo nuo to, kad gal kokie 18 metų atgal man reabilitologė parodė ir tai paslapčiom išsitraukusi iš stalčiaus
5 Tibeto pratimus. Mhm. Man tai buvo labai nauja, labai, kažkas tai tokio, ką aš sąžiningai dariau, ar ne? Po to atradau jogą, po to įvairias sporto, sakykime, sportą, treniruoklių salės ir panašiai. Po to ilgą laiką mano buvo tas toks sveikatinimasis, tai yra bėgimas. Mhm. Tai būdavo 3 kartus į savaitę po 10 km, sekmadieniais 15, 20 ir panašiai. Tai va, bet aš tą pajutau per sąnarius labai stipriai, kad tai nėra gerai, nes niekada nebuvau tiek sportavus. Bet labai patiko būsena, kai tu išbėgi laukais ir kai tu parbėgi ir tas pojūtis toks, kažkas taip fantastiško. Va, o prieš 4 metus nusprendžiau pabandyti kardinaliai keisti kažką ir taip iš mano gyvenimo visiškai pasišalino alkoholis, mėsa ir atsirado ledinis vanduo. Tai va, alkoholis negrįžo, mėsos tenka paragauti dėl darbo specifikos mano retkarčiais, bet tai nėra mano patiekalas ir tiesiog tai yra degustacija, ragavimas, o ledinis vanduo jo, jisai liko ir aš manau ilgam. Tai va, labai įdomu, jo, labai dažnai girdžiu, kad tokie labai panašus dalykai iš visų žmonių, kurie pradeda ieškoti sveikesnio gyvenimo būdo arba sąmoningo gyvenimo būdo, ne? Visų pirma, dingsta va tokios priemonės kaip alkoholiai, cigaretės, ten narkotikai, kas dar ten kur nors. Labai, labai gerai. Tai aš, ta prasme, tu pati sakai, kad geriau jautiesi pradžioj, va čia pasakoja, ne, kad migreną turėjai, tai čia savotiškas kelias į tą gijimą. O ledinis vanduo, kaip tai susijęs su tavo sveikata? Nes, pavyzdžiui, man, kai pasakoja apie ledinį vandenį, tai man visai, žinok, ne apie sveikatą. Man sustingsta visas kūnas ir aš tai bandau save įsivaizduoti, kaip aš brendu į tą ledinį vandenį. Visų pirma, taip, mano grupė, kuri yra Facebook'e, ar ne, jinai vadinasi Žingsnių pirmin Krakiai. Krakiai todėl, kad tai yra mano kaimas, kuriame aš gyvenu. O atsirado iš to, kad aktyviau galbūt įsitraukiau į tą, tai tokie susidubliavo 2 dalykai, kad įsitraukiau labiau į bendruomenės veiklą. Ir man norėjosi, kad žmonės ištraukti iš kiemų ir iš namų, ne su šventėm, ne su kažkokiais renginiais, baliais, festivaliais, bet per kažką kitką. Per kažką, kas turi išliekamąją vertę ilgesnėje perspektyvoje. Tai va, iš to atsirado tas grupės pavadinimas ir apskritai šita grupė. O pati pradžia mano buvo prieš 4 metus. Aš kažkaip paskaičiau interneto platybėse, kad iš sausio 18 į 19 visoje planetoje vanduo tampa energetiškai pakrautas, stebuklingas ir panašiai. Tai va, tai buvo apie didelis minusas, aš prisimenu, mano brolis pjovė eketę upėje, nes jau reikėjo ledą pjauti. Ir po 12 valandos nakties mudu su vyru išėjome į tą upę. Čia pirmas kartas tavo toks? Taip. Tai buvo naktis, tai buvo didžiulis minusas ir aš galvoju, man tikrai negali būti nieko blogo, nes tai yra vanduo, tai yra sveikata ir aš su ta mintim sudėjusi rankelės. Ir man labai patiko ta būsena išlipus iš vandens. Aš tą pajutau pirmą kartą, tai yra kaitinantis vidus, kūnas visas toks šiltas, aišku, į chalatą, tai naktis. Ir jau kadangi po 12 jau reikia eiti miegoti, o aš pilna energijos. Tai toks, tas pojūtis toks, va. Ir po šitos nakties galvoju, o gal reikia pakviesti žmonių, kurie norėtų tą irgi išbandyti. Aš tiesiog impulsyviai, ar ne? Ir aš parašiau į savo Facebooką ir berods gal paprašiau, kad bendruomenė pasidalintų savo puslapyje, kad kas nori,
gal tai buvo vasario 8, dabar galvoju. Tai buvo ir sniego, ir šalta, ir panašiai. Mes užkūrėm pirtelę. Ir gal kas norėtų eiti ir nusimaudyti kartu į kompaniją su manim. Aš gyvenu ant kalno, o upė yra slėnyje ir aš pradėjau matyti, kaip važiuoja mašinos ir kaip eina žmonės. O, Ir aš pajutau, eidama link tos upės, labai didžiulį stresą. Aš galvoju, o ką aš su tai žmonėm veiksiu? Aš nesitikėjau, nes gal buvo kokį 20 žmonių besimaudančių su manim ir 20 žiūrinčių. Aš patyriau tokį didžiulį stresą, aš turėjau palydėti žmonės į upę, o pati patirties tik, kaip ir nieko. Ir aš tada taip, aš sušalau kojas ant sniego, aš tada susirgau ir panašiai, bet pajutau tą malonumą ir tą žmonių nuotaiką. Žiūriu, kad iš upės lipo žmonės ir visi šypsosi. Ir niekam nešalta, ir visi laimingi ir patenkinti. Tai va, nuo to ir prasidėjo, kad tai tapo reguliaru. Mes su vyru maudydavomės kiekvieną dieną. O susiburti žmonės, tai ir liko ta tradicija sekmadieniais. Tai dabar 4 metai, ką mes darom šiai dienai per tiek laiko, tai yra žmonės, kurie yra likę su mumis ir yra žmonių ateinančių naujai. Ką matau, tai galiu patvirtinti pati savo pojūčių, savo matymų ir pokalbiais. Niekada iki šiol niekas nebuvo susirgęs išlipęs iš vandens. Niekas. Tai patvirtina tą teiginį, kad grūdinimasis yra labai gerai. Žmogus tuo metu pajaučia labai didžiulį stresą. Aš kažkokių metodikų neturiu. Buvom pasikvietę į Krakius Sveikuolių asociacijos garbės prezidentą, dabar taip vadinasi, tai Dainių Kepenį, nes jis buvo pradininkas visų ledinių maudynių. Tai va, 2 dienas turėjom paskaitą, tai tiem žmonėms, kurie turėjo klausimų, kaip su šlapimo pūsle, kaip su prostata, kaip su sąnariais, į viską jis labai gražiai atsakė. Aš taip pat domiuosi, bet, kaip ir sakau, metodikų neturiu. Ir nesu mokytoja. Aš tiesiog visus kviečiu pagal pajautimą. Aš pati esu jausmo žmogus. Tai ką galiu pasakyti, tai per save. Labai didelių kažkokių išsamių mokslinių tyrimų taip pat nėra apie ilgalaikį poveikį ledinio vandens. Tai tiesiog. Bet, žinai, aš esu daug skaičius irgi, kad aplamai ir šaltas klimatas, tai yra kažkokia užvakavimo mūsų ląstelio, ne jaunystės, kažkokio geno, kad, kaip ir šaldytuvas tokį patį veiksmą turi atlieka. Tai ką padaro, išlaiko ilgiau daržovės sveikas, ne, išlaiko maistą sveiką. Tai čia man labai į tai panašu, kad ar šaltam klimate tu esi, ar karštam irgi labai keičiasi žmogaus ta senatvės greitėjimas, galbūt tas augimas, pokytis, nežinau, ten, kur karšta, akis šypsosi, bet gaunasi gal vis tiek kažkokie kitokie tie. O žiūrėk, kur šaltos šalis, tie žmonės tokie kaip užsivakavę, kaip marmuriniai. Tai gal čia yra tokia kažkas tokio bendro? Tai yra, jeigu taip vaizdžiai papasakojant, tas ledinis vanduo, jis yra kaip mankšta kraujotakai mūsų. Nes man pačiai būdavo jau ruduo ir man reikėdavo šiltų kojinių, einant miegoti, tiesiog sutrikusi kraujotaka, iš ko ir ta pati migrena, nes tai yra kraujotaka mūsų, ar ne? Tai va, ir tai kaip kraujotakos visos mankšta. Tuo momentu, kada mes įeiname į šaltą vandenį, mūsų kūnas patiria didžiulį stresą ir tai yra sulyginama taip, kaip lyg turėtumėm labai didžiulę temperatūrą. Tai yra tuo momentu mūsų visas imuninės ląstelės stoja į kovą. Tai yra sužadinama, tai va ir tuo momentu ir kaip skaičiau ir ką tikrai pajaučiau, neskaičiau, bet Dainius Kepenis pasakojo, kad mes įlipę į šaltą vandenį,
visai parai turime apsaugą imuninės sistemos. O, geras. Tai va, Tai nes praktiškai galima netgi, nu, negaliu teikti, kad ligas gydo, ane, bet, nu, toks keistas man pojūtis. Nu, pavyzdžiui, jeigu žmogus labai patiria daug streso vienu metu, taip aš galvoju, kad, nu, nežinau, ar ta būsena tokia yra sveikintina, žinai, čia kaip bombos išsiveržimas yra sprogimas tavo viduje. tai yra, dabar jau yra kalbama, kad tai yra sveika ir jeigu yra lėtinių uždegimų, kaip ir minėjau, labai daug mokslinių dar straipsnių ir ištyrimų nėra, bet kas, vat ką paminėjai dėl streso, ar ne? Šiai dienai daugumai žmonių stresas veikia mus ilgesniai perspektyvoje. Jis yra išsitempęs, Kaip lėtinis kasdienis, toks. ar ne? Ir jau jisai yra. Ko nepasakysi daug metų atgal, ar ne, kada žmogus patirdavo stresą bėgdamas nuo žvėries. Tai yra momentinis, tiesiog bėk arba pasiduodi, ar ne? O dabar pas mūsų stresas yra ištemptas ir jau mes esam pripratę. Tai va, ir kada mes gaunam va tokį trumpalaikį kūnas, kada gauna, tai yra gerai, nes išsiskiria, sakykime, ir dopaminas, ir endorfinai, tai yra hormonai, ar ne, ir džiaugsmas ir visa kita, kas yra. Tai toks ir iššūkis, sakyčiau, yra toks. Taip, ir veikia visą parasimpatinę mūsų nervo sistemą. Nu, tai minuso aš lediniam vandeniui negaliu pasakyti jokio. O kiek ilgai, pavyzdžiui, Vilma, įlipi tą vandenį, kiek ilgai reikia būti arba galima būti? Esu lydėjusi tikrai ne vieną žmogų pirmą kartą. Tai mes pradedam nuo to, kad mes susirenkam ir mes pasidarom mankštą. Tai yra lengvas apšilimas, išsitampom, ar ne, pasijuokaujam, trumpom prasibėgam, nes taip yra žmogui lengviau, sakykime, kada tu apšyli. Tai va, ir jeigu tai yra pirmi kartai, tai praktiškai yra, aš taip palydžiu, kad nusirengiam, prieš lipant į vandenį mes iškvepiam visą orą, įkvepiam lėtai, vandenį iškvepiam ir tiesiog nuraminam protą. Tai trunka sekundės. Pirmam kartui visiškai pakanka, bet mes turim įlipti iki pečių. Kaip baisu. Tai tu sakai, iki sekundės, bet Vilma, kol aš įlipčiau, tai jau praeitų 5 minutės, kol įlipčiau. Ne, aš tada, kaip aš nuteikiu žmonės, ką ir pati save nuteikinėdavau, ar ne, nes eidavau kiekvieną dieną maudytis ir būdavo žmonės stebi ir jau bežiūrėdami į mane susitraukia. Tai aš sakau, mes tiesiog paliekam protą ant kranto. Nes jeigu tu lipsi su protu, tai tu tikrai neįlipsi, jau sušalsi bestovėdamas. Ir būna taip, kad, pavyzdžiui, daug ką reiškia ir supratimas, sakykime, labai įstrigo vienos moters pasakymas, nes atstumas nuo upės iki pirties, yra kažkiek tai metrų paeiti, ar ne? Ir mes išlipėm, mes pasiėmėm rūbus ir mes keliaujam, va taip, su maudymosi kostiumėliais į tą pirtį. Tai ir jinai sako, koks vėjas, sako, mane perpus. Sakau, ne, sakau, išsitiesk, vėjas prapūs pro šoną, išsitiesk. Sako, rimtai? Jo, tas yra. Tai tikrai, Vilma, čia tas, žinai, toks programavimas, kuo mes tikim, taip ir yra. Nes man su skersvėjais taip pat juokina, kai pilateso pamoką turiu ir prašo uždaryti duris ar langus ir sako, mane perpus. Ir aš žinau, kad niekas niekur neperpučia, tiesiog tavo mintise ta užstrigusi mintis tau sukelia diskomfortą ir praktiškai kitą kartą iššaukia netgi tą pačią ligą, nes tavo kūnui reikia patvirtinimo, kad taip ir bus. Jeigu tu tiki tuom, kad perpus, tai vadinas perpus. Čia geras, prapūs pro tave paėmė. Ir dabar, kai toks darganotas oras ir lietus ir visa kita, ir žmonės tokie, kad ir sustriukia, ir man taip norisi, kad išsities. Išsities, gerai, tegul būna tas vėjas, tas šlapias, pakelk akis į dangų, tegul ten
lietaus lašai ir snaigės, nu, Kaip tiesiog fain. mėgautis to momentu. O tai pirtis yra po ar prieš? Po. Mes Ai, turim tą po. tokį ritualą. Um, Taip, apšylam, tada einam į upę, tada darom nuotraukas, tada nes jos vilioja kitus, ar ne, pamatyti tas mūsų emocijas. Ir tada mes keliaujam į pirtį, mes ten, ta pirtis tokia jau gaunasi ne kaip pirtinimosi ritualai, ar ne, ką darom, bet, sakykime, mes į pirtį susirinkam 20-15 žmonių, tai ten tiesiog mes, nu, apšylam ir tai yra bendravimo forma daugiau. Wow. Po to geriam arbatą, šnekučiuojamės, kas turi poreikį eina vėl į upę, ką ir rekomenduoju išbandyti, nes yra didžiulis skirtumas, kada tu lengvai apšylęs eini į upę ir kada tu eini iš pirties. Man asmeniškai yra lengviau ateiti nei apšilus, nei iš pirties. Aš tiesiog einu tiesiai ir viskas, nes tada pasijaučia tas vanduo. Tai va, tai tokius mes turim ritualus iki apie 1,5–2 valandas, kas turi norą. Tai va ir šį pavasarį, kada jau sakiau, viskas uždarom sezoną ir aš išgirdau iš žmonių, kad Vilma, ne, sako, Tikrai. taigi ritualas. Ir aš tada supratau, kad maudytis mes galim lediniam vandenyje, nu, kur tik yra ledinė, nu, ta prasme, kur yra tik telkinys ir kad žmogui reikia žmogaus, reikia to bendravimo, to susitikimo, mes keičiamės informaciją, kas sveikesnį gyvenimo būdą atradęs, kas patiekalus, kas kažkokius užsiėmimus, tai yra dalinimasis informacija pas mūsų. Mes turim dar tokią gražią tradiciją, ką irgi atradau pernai, leidau savo, išdrįsau, nes tai yra, nu, ne visi, kad tu tame kelyje esi ir supranti, kad kaip žmogus, ypač vyrai, priima tą tokį, nu, netipišką, kaip čia pasakyti, situaciją, ar ne? Ir, na, nespėjai visų apkabinti ir pasisveikinti. Tai mes po mankštos prieš bėgimą į ratą, pasimam vieni kitų rankas ir pradedam tokį, nu, kaip ir pasisveikinimą, kad aš esu ir atsisukęs į kitą žmogų, aš jaučiu tave. Ir patikėk, moteris tą kažkaip lengviau, bet kada tas ratas sukosi pro vaikinus, pro vyrus, ir jie, nu, dažniausiai atsistoja irgi vieni šalia kitų, ir kai reikia paspausti ranką ir taip pasakyti, ir aš galvoju, kaip čia, ir ta prasme stebiu ir galvoju, kaip tai dabar bus, ir lengvai. Buvo kas ten toks užstrigimas, taip lyg juokas, bet tai pramušo visas tas, sakykime, tokias barjeriukus, tokius mažiukus, nes aš sakau, mes čia iki čia, kol atvažiuojam, mes esam su pareigom, išsilavinimais, diplomais, nu, viskom kom, o čia mes tiesiog žmonės liekam, be nieko, tiesiog va taip, kaip stovim. Ir čia nėra ko. Tai va, ir gal tos žmonės ir traukia, kad tiesiog galim būti patys savim. Tai va. Labai, labai fainai, kaip aš pagalvoju, iš tikrųjų, kaip mažuose miestuose, gal ne tik mažuose, trūksta va tokių, kaip tu sakai, bendrystės ir tiesiog palikimo kažkokio streso, žinai, savo darbų, minčių ir tiesiog pabūti. Ir galbūt kitą kartą, žinai, nereikia daug kalbėti, nes žodžiai tokie būna įžeidus dažnai, arba ne tuo sakome, ką nori kitas žmogus girdėti, o čia, žinai, vanduo, arbata ir rankos paspaudimas. Aš esu ir matau tave. Tai, žinai, viskas taip organiškai ir taip man, taip su gamta, su visata. Ir tame yra daug, žinok, potencialo ir labai daug to tikėjimo galbūt, va tos prasmės gyvenimo, žinai, viskas labai paprasta. Mes tik labai sureikšminam viską, žinai, ir susireikšminam. Tai labai ačiū tau, Vilma, kaip smagu klausyti tave. Tai tu, jeigu gali, pasidalink dabar savo koordinatėm konkrečiai, kada tai vyksta, va tokį kaip reklaminį dabar mums, nes aš pati labai, labai noriu ir tikrai atvyksiu. Labai galvojau, kad čia rugsėjį bandysiu, nes bus vanduo nešaltas, bet matau, kad jau dasilaukiau, kad bus jau labai šaltas. Bet turbūt ateis diena, kai jau, kaip tu sakai, užsimerki ir išeini kristi į tą eketę.
Tai pasidalink savo koordinatėm iš tikrųjų, kur tave rasti, Taip, kad pakviesk mes, mumis. Mm? taip, visus tikrai kviečiu visus, kurie svajoja, kurie nori, bet nedrįsta žengti to mažyčio žingsnio pirmin. Ir kviečiu ir tuos, kurie gal negalvoja dabar maudytis, bet kviečiu ir žiūrovus. Nes kai pradedi žiūrėti, tai ateis ta diena, kada išdrįs ir įlipti, nes tokių ir buvo, nes žmonės mato išlipančius besišypsančius veidus. Tai va, ir mes renkamės kiekvieną sekmadienį 10 valandą Krakiuose prie Ventos upės. Tai yra Paulianka, o Paulianka ne tik ten Pauliankos karčiama, sakykime, bet tai yra visas tas slėnis ir yra Paulianka kaip teritorija, apie kurią kūrėsi Krakiai, tai kita istorijos dalis, ar ne? Tai va, ir tikrai visų laukiu ir tų, ir yra taip tikrai buvę, kurie, vat kaip ir tu, Inga, sakai, negali atvykti, tai yra buvę tokių ir pavienių, ir šeima, ir galbūt kažką, į kompaniją, ar ne, aš tikrai galiu iškūrenti pritelę, jeigu yra poreikis, ir galiu palydėti. Esu Va, tą labai dariusi. gražu, jo, bet gali palydėti čia kiekvieną dieną, nes tu mums Taip, suteikinėk informaciją. Čia kiekvieną taip, dieną susirašyti su tave, mane ir tu taip, tada... mes atrandam laiko jo, nes aš dabar 3 kartus į savaitę išvykstu į studijas, tai studijuoju kineziterapiją, Ai, kaip kas gerai. irgi tai yra susijęs su sveikatingumu. Tai va, ir tiesiog parašyti galima ir į man asmeniškai per Messengerį, ar ne, arba tiesiog kažkokį komentarą palikti grupėje žingsnių pirmyn Krakiai. Tai mielai, niekada nesu atsisakęs. Tikrai, žinai, pažiūrėjau, man iš karto ir gimtadienius juk taip švęst galima, ir kažkokius susibūrimus, ir draugių, ir vakarus. Taip, tuo labiau, kad atsiprašau, Inga, pertrauksiu, esu pajautusi tokį impulsą, kad čia teko 5-6 moteriam pirty pabūti, nes užkūrėm keletą tų pirčių. Šiaip jos yra nemokamos sekmadieniais tos pirtis, kaip sakau, pagal pajautimą, kiek jauti tie mainai, nes jie turi būti. Taip, taip. Bet tai nėra kainos, nėra sumos, kiek žmogus jaučia, jeigu gali, negali, irgi labai gerai. Tai va, tai man patinka duoti malonumą kitam žmogui. Ir aš su to moterim pajutau, kad, tas visas išvanojimas su vantomis, prisilietimas prie kūno, tai yra ir taškinis toks kaip paspaudimas, tai daugiau iš kuksando, kupresūra, ar ne, pėdos, ir kvėpuoti ne visi mokam. Dabar sakau, pažiūrėkim, kas kvėpuojam pilvu. Ne. Tai va, ir šį sekmadienį kaip tik mes buvom gal kokį 10 pirtį, tai sakau, pakvėpuokim, pabandykim, ir visi tokie nusiraminę, tokie atsipalaidavę, ir man taip gera matyti. Tai ir tikrai ne visi gali tai sekmadieniais, tai galbūt ištransliuosiu tą žinią, kad gal penktadienio vakarai, gal šeštadienio, dar kaip papildomai, nes kiti nori ir mažesnėse grupelėse. Taip. Žinai, nes man, pavyzdžiui, aš savo tik taip patirtimi, pavyzdžiui, Mažeikiuose, kadangi irgi daug važinėjusi, tai aš labai retai būnu čia. Bet kai būnu, tada organizuoju kažkokius susiėjimus, nes suprantu, kad Mažeikiuose būti penktadienio vakare arba šeštadienio vakare, tai vadinasi būti namie. Tai gerai, jeigu tu, kažkokį ritualą namuose turi, žinai, bet ne tik sėdi ten prie televizorio ir kažką pastoviai maišai ten virtuviai ar kepi. Tai nėra, supranti, man toks įspūdis, kad žmonės mes dar nemokam šeimos vakarus netgi kažkaip įprasminti. Kažkaip užtad ir reikia, Vilma, tokių žmonių kaip tu, ir visokiausių tų tokių jogos vakarų, bendruomenių, po truputėlį mūsų augs, didės.
nes iš tikrųjų žmogus, jeigu ir eina sąmoningų kelių, jisai neturi iš ko atsispirti. Nes jeigu tavoje šeimoje, pavyzdžiui, kažkas vartoja alkoholį, kažkas ten žiūri pastoviai detektyvą, trilerį ir taip toliau, ir tu ką užsidaręs už žvakute ten miegamąją medituosi, nu ne, tai irgi negerai jautiesi, o kur save padėti? Kaip sako, Taip. gerai būt nušvitusiam, kai visi aplinkui nušvitę, ne, kad visi sąmoningi, labai faina, tu esi visas meilė, priėmime, bet kai tavo aplinka ne apie tai, o tu neturi kur savo užpakaliuko irgi padėti, tai toks, žinai, ir žmonės dažnai grįžta į tą paprastą buiteką, kaip sakant, vien dėl to, kad nėra kažkokios pas mumis tos varikliuko, to kasdieninio, kad va penktadienį galiu kažkur kitur praleisti. Nu gerai, kad yra koncertai, spektakliai, ne, ir jų dažniau, ir jau mažykiuose tikrai jų dažnai yra, tai ačiū Dievui, gali ten save vat, nunešti. Bet šiaip iš tikrųjų, kad taip pabūt, va, kaip tu sakai, prie arbatos. Ir žinai, Vilma, man tas apie žmogaus tą gerumą, pabuvimą čia ir dabar ir pažiūrėti viens kitam į akis, netgi šeimoje. Taip. Tiesiog pirtyje pakvėpuot, nepliurpt apie kopūstus, apie kiek užraugiau, kiek minų dėjau, žinai, kur nueini va ten į kažkokius spa, sakykim, ir kartais ateina žmogus su visai savo darbu įeina į tą. Tai va, čia apie tai ir ačiū, kad tu laikai tą švarą, žinai, ir kad tu augini to žmonės ir tą vat vidinę stiprybę žmogaus švarą. Nu, man labai gražu. Man norisi iš tikrųjų, nes ta mintis tokia ir buvo, kad tai yra ir man pačiai yra varikliukas ir man labai labai gera yra stebėti. Aš tiesiog nesvarbu, ar tai būtų maudynės, ar tai būtų pirtis, bet visada žmonėms sakau, mes padarykim nors vieną žingsnelį vardan savo sveikatos, nors mažyti. Ir mes darom, kad ir tos pratimus apšilimo, mes turim nuostabią moterį, jai berods 71, kuri irgi kartu su mumis. Irgi jau 4 metus, tai netgi pratimus darant, ar ne, man pačiai aš nesu trenerė, bet aš tiesiog iš savo patirties, pagal savo pajautimą, kartais paprašau, nes ateina vaikinai iš sporto salių, kad, padarykim, bet sako, ne tas, ne taip. Tai turbūt ištransliuoju kažkokią energiją, kas apjungia. Tai labai džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi. O aš džiaugiuosi tavim, iš tikrųjų, ir savim pasidžiaug, Vilma, nes iš tikrųjų kitus pastebėk save, vat kaip tu sakai, iš tikrųjų. Labai linkiu, kad tų mažykiuose, ypatingai ir mūsų rajone, atsirastų kuo daugiau tokių žmonių, kurie kažkaip tai kviestų ir burtų žmonės į tą gerumą, prie to ramybės, eketės, ar į miškelį, nesvarbu apie ką žmonės, ne, visų pirma gali ir kojines pamėgsti, pakviesti prie kažkokio židinio ir tai būtų faina, žinai. Man visada apie tai va tas gerumas. Norisi dar šiek tiek paminėti, kas, kaip ir tu pati sakai, aš pagalvoju apie vandenį ir susitraukiu. Dabar puikus metas yra pabūti basomis kojomis lauke, trumpam, tiesiog prasėti, jeigu yra galimybė kieme, ar, jeigu, sakykime, daugiabutis, jeigu tai būtų miestas, vis tiek kažkur išeinam, yra tų parkų, ar ne? Leiskim pėdom pajausti tą šaltį. Kitas dalykas yra dušas. Ir dušas, kaip aš sakau, ne tas, kur šalta pasijungiam jau ant galvos, man ir pačiai nepatinka. Bet dušą šaltą pradedam nuo kojų. Vienos kojos, kitos kojos priekio, iš nugaros kojas, tada keliaujam per rankas, ar ne, ir tada krūtinė ir nugara. Tada yra labai gerai pajausti, tai nėra tokio didelio streso kūnui. Ir tada jaučiasi ta šiluma kūno, tai kas yra ir išlipus iš vandens. Tai va, bet ačiū, kad pasidalinai, nes aš, pavyzdžiui, šaltą vandenį šiandien ryte savo, tai žinai, irgi galvoju, koks čia malonumas iš karto toks šaltas. Nes kol tu pradedi nuo kojų, ar ne, viena koja, kita koja, tada eini iš nugarinės dalies, jau priekinė kaista. Tada tu eini per rankas,
taip, tada jau kojas jau kaista, jau šiluma, bet tada yra maks šaltas vanduo. Ir tada, kada tu krūtinę ir nugarą, jau tau rankos kaista ir tu po šaltų dušų jautiesi visas toks šiltas iš tikrųjų. Tai Taip toks pat. mažytis, mažytis Tai pastebėjimas. labai labai geras pastebėjimas. Tai Asta, mūsų laidelė į pabaigą, nors dar kalbėčiau su tavim iš tikrųjų valandas dvi, galbūt kol dar išsiaiškinčiau arba priprasčiau prie to šalčio vandens, žinai, nes iš tavo žodžių galima pajausti tą energetiką. Ne tik šaltį, bet tą gerą energetiką, kad šaltis tai yra gerai, tai nėra blogai, tai yra gerai. Tai ką pabaigai, Vilma, norėtum pasakyti žmonėms? Turbūt norėčiau pasakyti tą, ką ir pati savo sakau, kad mėgaukimės šią dieną, šią akimirką, neprojektuokim nieko į ateitį ir nieko atgal, kas buvo jau irgi nebebus, ar ne? Ir kad mūsų viskas, kas yra eteryje aplink, mus vis tiek norom, nenorom veda į tai, kad mes patys esame atsakingi už savo sveikatą. Gydytojai jau gydo pasiekmes. O kad nebūtų o tas priežastis mes pasidarykim, kad nebūtų šitų pasiekmių skaudžių, ko pasiekoje ar net būtumėm nuolatiniai klientai vaistinių ir farmacijos. Tai nėra lengvas kelias, tai labai reikia susitarimo su savim, palaikymo, bet tai tikrai užkuria ir veda. Tai ir palinkėsiu visiems, atraskite drąsos tą mažą žingsnelį žengti savo sveikesnės savijautos link. Tai ką, sakom, gero sekmadienio, skanių visiems pusryčių, pratinamės, bėgam į krakius, susitiksim sekmadienį 10 valandą. Ačiū Inga labai už pokalbį. Ačiū Vilma tau. Iki. Iki.